Toliau laidoje mūsų laidos konsultantės parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistės Liucijos Kunigiškytės patarimai, kaip pasirinkti itin derlingas agurkų veisles. Esame dideliuose šiltnamiuose, kuriuose užauginamos tonos agurkų. Kokios patirties galime pasisemti? Kaip užsiauginti gausų derlių? Liucija Kunigiškytė sako, kad viskas prasideda nuo tinkamos sėklos pasirinkimo. Pramoninis agurkų auginimas. Tiems, kurie nori užauginti daug ir realizuoti galbūt netgi ir prekybos centruose ar turguose, kokie jūsų patarimai, kokios tos tinkamiausios veislės? Aš tai sakyčiau, kad galbūt žodį pramoninis pakeičiau į teisingą agurkų auginimą. Ir šiandien aš noriu parodyti veisles, 3 mūsų populiariausias veisles, tai yra Pasalimo, Pasamonte ir Mirabelė, labai gerai pažįstamas, tai nėra naujos veislės, tai yra populiarios veislės, bet šiandieną aš noriu parodyti, kaip teisingai auginti agurkus ir kokios yra neišsemiamos galimybės. Ir aš turiu klausimą, kaip jūs galvojat, kokio ilgio gali užaugti derantis agurkų stiebas? Na, aš matau, kad gali ir iki 6, greičiausiai ir iki 10 metrų, jeigu mes jam sudarysim tinkamas sąlygas. Iš tikrųjų, gali užaugti 20-25 metrus. Netgi tiek, nes tai, ką mes šiai dienai matome, tai yra pusė to ūgio, kuris yra. Aišku, neturime savo ūkeliuose tokių aukštų šiltnamių, bet galimybės yra labai didelės ir reikia žinoti, kad agurką mes auginame tiek, kiek jisai auga iki viršaus, vėliau nuleidžiame ir jis toliau mums dera. Mes turime šių veislių mėgėjišką ir profesionalią pakuotę. Mėgėjiškoji pakuotė yra apie 20 sėklelių, profesionali pakuotė prasideda nuo 100. Tie, kas iš tikrųjų užsodina arti 100 daigų, reikėtų rinktis profesionalią pakuotę, tai yra paprasčiau, pigiau, tiek Pasalimo, tiek Pasamonte, tiek Mirabelė agurkai yra partenokarpiniai, savidulkiai, kornišonai. Nes šitie 3 žodžiai apibūdina šitas veislės. Tai reiškia, vieni vadina šituos agurkus partenokarpiniais, kiti vadina savidulkiais, treti vadina kornišonais. Tai tie 3 pavadinimai, jie apibūdina šitą agurkų veislę, o esmė yra tame, kad visom agurkų naujos kartos veislėm nebereikia bičių. Jie yra savidulkiai ir bitės gali tik tai įskrendančios į mūsų šiltnamius, tik tai padidinti derlingumą. Tai dabar kiek į kvadratinį metrą mes sodiname agurkų, sodiname 3-3,5 daigų į kvadratinį metrą ir jeigu mes pasodinsime, tarkime, per arti agurkų daigus vienas kito, mes turėsime mažai atžalų, kurios papildomos atžalos visada gali būti išleidžiamos, augalas tada derės, užaugins daugiau derliaus. Tai, ką mes matome šiandieną, tai yra suformuota ant vieno stiebo. Taip, profesionaliam auginimui taip ir rekomenduotina būtų geriausia ant vieno stiebo. Geriausia būtų ant vieno stiebo ir vėliau galbūt, jeigu mums trūksta derliaus, galbūt kažkur tai antram aukšte mes galėtume išleisti papildomas atžalas, ant kurių taip pat augtų agurkų derlius. Ir dar mes specialiai palikome lapus. Kartais atsiranda problema, kai jie mato apatinius lapus su krašteliu, kažkokius tai pageltusius. Nereikėtų kreipti dėmesio į tuos apatinius lapus, nes derlių jau mes esame beveik nuskynę, jie mums nėra tokie svarbus. Apie augalo sveikumą mes sprendžiame iš viršutinių lapų. Tarkime, šitas geltonas kraštelis mums rodo, kad galbūt kažkuriuo tai metu mes kalio trąšų trūko, bet visi kiti lapai yra sveiki ir šiuo metu augalas yra labai patenkintas, labai laimingas ir augina puikų derlių. Kalbant apie trąšas, reikėtų pasakyti, kad mes čia užauginti agurkai yra tręšiami, jie yra nuostabaus skonio, nes agurko skonį lemia pati veislė, tai yra genetika, agurko skonį nemažai nulemia laistymas ir kalio trąšos. Kalio trąšos visada suteikia agurkui tokio gaivumo, šviežumo, traškumo ir jeigu mes galvojame, kad kartais mums pasirodo taip, kad kaimyno agurkai skanesni. Tai reiškia, galbūt kaimynas teisingiau tręšia negu mes. Kalbant dar apie trąšas, norėčiau pasakyti, kad siūlyčiau nesivelti į tas vienanarės trąšas. Rinkitės kompleksinės trąšas, kur yra subalansuota, kur yra, vadinkime, ta formulė išdirbta ir kur jūs greičiausiai pataikysit. Nes tręšti vienanarėmis trąšomis
Tai yra gan sudėtinga skaičiuoti tas normas, na tiesiog vėlgi kompleksinės trąšos yra naujos kartos trąšos ir reikėtų rinktis jas. Mes turime begalių biologinių trąšų, agurkai derėjimo metu yra tręšiami kas 10-12 dienų. Ir tikrai nereikia baimintis tų trąšų, kaip aš minėjau, kompleksinės yra biologinės trąšos, galima jas rinktis, nes vėlgi trąšos lemia tas skoninės savybės. Kalio trūkumas turi įtaką pasisavinant augalui drėgmę. Tarkim, mes laistysime, truks kalio trąšų ir tas pasisavinimas vandens bus mažesnis. Na, o kalba... Tai Liucija, dar iš tiesų vietoj kalio trąšų taip pat mes įprastai naudojame pelenus. Iš tikrųjų labai sudėtinga, ar ne? Ne visigi turim tuos židinius. Nu, taip, ne visi turime tuos židinius, kaip aš ir minėjau, kompleksinės trąšos, kuriuose yra azotas, fosforas ir kalis. Bet jeigu jūs iš tikrųjų tikite, kad pelenai jums padės užauginti jūsų svajonių derlių, tai maloniai kviečiame į žalias stoteles, mes prekiaujame pelenais, nes ne kiekvienas turi židinį, ne kiekvieni pelenai turi tų maistinių savybių, kurie yra reikalingi. Taigi, o kaip dabar tais pelenais tręšti? 10-30 gramų į kvadratinį metrą trąšų. Vėlgi su pelenais neturiu tokios praktikos, kiek ten tų pelenų pilasi, bet aš esu šalininkė. Aš mėgstu kompleksinės trąšas, aš jas suprantu ir galiu skaičiuotis normą, tai pelenais tik retkarčiais pabarstau. Šias derlingas veisles galime auginti tiek dideliuose, tiek mažuose šiltnamiuose. Jos tinka auginimui ir konservavimui. Mirabelė, Pasalimo ir Pasamonte. Visos šitos 3 hibridinės veislės gali būti auginamos mažyčiams agurkėliams, kornišonų. Derlių derėjimo metu skiname kas 2-3 dienas ir turime štai tokius gražius standartinius agurkus. Tai šiandieną nuskinti agurkai su žiedeliu specialiai pasilikę. Jeigu rasite kažkur tai agurką su tokiu žiedeliu, žinokite, kad jisai šviežias, bet paprastai jie yra šalinami. Agurkai yra stambiai kauburiuoti, žalios spalvos, tai yra patys mėgiamiausia forma ir spalva agurkų. Štai tokios mažos sėklelės, agurkai labai skanus. Veislės yra ankstyvas arba vidutinio ankstyvumo. Jeigu iš jų išskirti pačią ankstyviausią veislę, tai yra veislė Pasamonte. Jis yra ankstyvesnė, Pasalimo yra kiek vėlyvesnė, bet tas vėlyvumas skiriasi 3 dienomis. Ir Mirabelė. Bet dar ką išskirčiau, dėl ko šitas Pasalimo ir Pasamonte agurkus, nes jie atleidžia mums klaidas, jie atleidžia mums tręšimo klaidas, jie yra, vadinkime, tokie tolerantiški mūsų klaidom ir dera vis tiek labai gausiai. O dabar apie tai, kaip teisingai nuskinti agurkų derlių. Mums atrodo, kad mes agurką mokam visi nuskinti, bet nuskinti agurką teisingai irgi reikia mokėti. Tai agurkas yra, žiūrėkit, skinamas taip ir stengiamasi padaryti uodegoj kuo mažesnė žaizdelė. Neplėšti reikia, o stumti, ar ne? Va, bet taip, šitas yra nuskintas, na, vadinkim, didžiausia žaizda padaryta. Va taip teisingai yra nuskinamas agurkas. Nes priešingų atveju? Didelė žaizda gali įsimesti puvinys, kuo mažesnę, vadinkim, padaryti žalą. Ir agurkus mes skiname nenaudodami jokių sekatorių. Šita forma, va tie kauburiuoti agurkai, dygliukai, jie yra populiarūs Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Kalbant apie Skandinavijos rinkas, ten populiarūs ilgavaisiai lygus agurkai, kurie nežaloja mums rankų. Bet vėlgi, kalbant apie tą aštrumą augalo, kuo jisai yra, jeigu jam pakanka drėgmės, jeigu jam pakanka šitų maistinių medžiagų, augalas yra, ir tai augalas mums pasako, jeigu jisai mus bado, mums kerta, tai tada jam kažko tai trūksta. Jeigu augalas yra toksai elastingas, lapai tamsiai žali, tai reiškia pakanka jam azoto, pakanka jam fosforo, pakanka jam kalio, kalcio. Jeigu tokie kupolai būna lapuose, kupoliniai tokie lapai, tai žinokite, kad trūksta mikroelementų. Tai va, tokios yra taisyklės.